Dėmesio, dėmesio, pagaliau gražiausios Lietuvos sodybos rinkimų kulminacija. Susirinko visa komisija, ilgai diskutavo, rinko už, prieš ir išrinko 3 gražiausias sodybas, kurių viena gaus pagrindinį prizą. Į geriausiųjų trejetuką pateko sodyba, kurioje labai gražiai visi elementai tiesiog susijungia į supančią aplinką, kas yra labai svarbu. Ir čia tokie, kad ir nedideli maži sprendimai, jie labai padeda ne tik estetikai, bet ir tiesiog funkciniai sodybos panaudojimui. Tokia ūkinė zona, kuri dažniausiai nebūna pagrindinis elementas, jinai tiek estetiškai, tiek funkciškai išspręsta labai teisingai. Ir manau, kad šeimininkai ne tik tai kaip parodomąjį sodą daržą turi, bet ir puikiai jo naudojasi. Jisai yra gyvas, jisai yra alsuojantis. Tokie elementai, kaip sakykime, vynogių sienelė arba netgi agurkų sienelė, kuri padeda išlaikyti geresnę temperatūrą šiltnamyje, yra ne tik estetinis sprendimas, bet tuo pačiu ir funkcinis sprendimas, kas yra labai svarbu, kuriant aplinką. Šioje sodyboje labiausiai įstrigo želdinti stogai. Labai puikiai derantis prie medinės architektūros, kuri galbūt būdinga labiau Skandinavijoje. Ir pačių žmonių rankomis įrengti ir pastatyti pastatai puikiai įsikomponavo esamame sklype. Gėlynas priešais sodybą taip pat labai įdomiai įrengtas, įvertinus gamtos sąlygas, įvertinus būtent tai, kad tai yra saulėta vieta, kad bus sausesnis dirvožemis ir iš tikrųjų labai meistriškai, atsakingai ir teisingai, gramatiškai yra parinkti augalai, kurie gali gyventi streso sąlygomis. Sode kartais ne visada pamatai visą grožį iš karto, o tu tiesiog vaikščiodamas pajauti tą harmoniją ir jautiesi gerai tokiam sklype. Tai va šitas sklypas vienas iš tų, kuriame vaikščiodamas aš tiesiog nurimau. Ši sodyba, kuri pateko tarp 3 geriausių, mane sužavėjo ypatingų sprendimu sukurti dzūkišką bangą. Kodėl sakau dzūkišką? Visi žinom, kaip atrodo olandiška banga. Ir ta olandiška banga tai yra toks darinys, kuriame vyrauja varpiniai augalai ir maždaug apie 30% žiedus formuojančių augalų. O čia buvo unikalus sprendimas panaudoti vietinius augalus, mūsų lietuviškus ir sukurti visiškai naujus derinius, visiškai kitokius, kurie atskleidžia Dzūkijos grožį. Šioje sodyboje puikiai įsikomponuoja esami pastatai. Džiugu, kad išsaugota esama sodyba, restauruota šiuolaikiškam poreikiam, tačiau visa forma ir medžiagiškumas, spalva, jinai puikiai įsilieja bendrą aplinką. Ši sodyba šalia Daugų mane labai užkerėjo savo paprastumu, funkcionalumu, gražumu. Ir tai, kaip žmonės atidavė save visai sodybai. Aš visur jaučiu, nes aš pats dirbu su sodu, su augalais ir aš matau, jie daugina augalus, jie renka sėklas, jie sodina, jie persodina, jie užmulčiuoja, jie pakerpa, jie viską panaudoja teisingai. Ir aš matau vaikščiodamas, kad tai yra atviras vadovėlis, iš kurio galima mokintis. Vertinant šią sodybą, labiausiai turbūt padarė įspūdį tai, kad augalai sukomponuoti galbūt ne tiek pagal dizaino, bet pagal širdies pajautimo principus. Nes tikrai atrodo, kad viskas auga natūraliai, viskas pasėta natūraliai, nors iš tikrųjų tikrai padirbėta ir žmogaus ranka pridėta, bet tu to kaip ir nejauti. Daržo zona, jinai ir sodas visiškai atitinka, kaip sakoma, visus galbūt net ir gamtinės žemdirbystės reikalavimus, nes atrodo pati gamta padeda augti visiems tiem augalam. Viena iš 3 gražiausių atrinktų sodybų
pateko sodyba, kurioje karaliauja Kanos. Man kaip architektui tokiame mažame sklype gražiai komponavo pastatas bei gražiai įgyvendintas apželdinimo projektas. Mažame sklype funkciškai išplanuotas pastatas, patekimai iš lauko į vidų, gražiai įrengta terasa lauko su daugiafunkcinė paskirtim. Augalai įsikomponuoja aplink pastatą labai darniai ir sukuria tam tikrus papildinius pačiam pastatui ir gyvenamai funkcijai. Šioje sodyboje viena didžiausių vertybių tai yra seni medžiai, maždaug 70-80 metų ąžuolai. Ir yra puiku, kad savininkai supranta, kokia tai yra neįkainuojama vertybė. O būtent tie seni medžiai sukuria šešėlius, kurie iš tikrųjų yra labai patogus jų parinktiem augalam ir augalų kompozicijoms auginti. Viską, aš manau, apjungia ir duoda tą gerą harmoniją augalai. Jie padaro tarsi džiunglės, jie atskiria atskiras zonas ir mes galime vaikščioti po sklypą ir visą laiką atrasti kažkokį tai naują kampelį mielą, bet tam kampelėje kiekvienam mielam atrasim tą pačią kaną, kuri duos tą patį toną ir prie jo priderinta dar naują augalą. Tai va tas duoda ir bendrystę, ir kartu naują atradimą. Labai dažnai, kada žmonės, jeigu ypač kažką kolekcionuoja ir turi labai daug tos pačios rūšies augalų, dažnai ta kolekcija virsta į tokį lengvą chaosą ir labai sunku suvaldyti. Šiuo atveju mes turime kanas ir jų yra daug, bet jos susodintos ne kaip kolekcija, bet tikrai labai meistriškai panaudotos visos sodybos aplinkos kūrimui. Ir jūs tikriausiai nekantraujat sužinoti, kurigi sodyba yra pati gražiausia Lietuvoje. Na ir pradėkime nuo 2. ir 3. vietos apdovanojimų. Šiandieną mes esame Viržių medelyne, kur galima bus išsirinkti patį gražiausią augalą. Aš manau, kad sodininkui tai yra vienas geriausių prizų. Teisingai. Dabar lemiamas momentas. Šalia manęs yra 2. ir 3. vietos nugalėtojai. Ir visos komisijos vardu aš norėčiau įteikti 3. vietos nugalėtojui. Tai yra Astai. 3. vietos Lietuvos gražiausia sodyba. Atminkite, Kanų sodai. Prašom. Ačiū. Ačiū labai. Galiu paspausti ranką. Na ir 2. vietos nugalėtojai. Vilija, Klaipėdos rajonas, sodyba, kuri pasižymėjo labai gerais inžineriniais sprendimais, kurie labai nustebino. Ta prasme, stogai, surinkimas vandens, įgilinimas gėlynų, ar ne, kur yra neeilinis toksai sprendimas. Labai gražus daržas, labai graži ūkinė vieta. Ir tikrai visa komisija buvo labai sužavėta. Tai sveikinam nuoširdžiai ir galvojame, kad tai yra 2. vieta ir tvirtai tuo tikime, kad puoselėsite, auksite tą sodybą, taip ir išlaikysite tokią gražią. O dabar laikas atskleisti, kas yra 1. vietos nugalėtojai, gražiausios Lietuvos sodybos savininkai. Nuostabus rytas, o aš jaučiuosi kaip tikras sodininkų kalėdų senis. Pažiūrėkite, koks pilnas karutis dovanų nugalėtojui. Ir labai nekantrauju pasveikinti kuo greičiau, ankstyvas rytas, tikiuosi nemiega. Pažiūrim. Oi, labas rytas. Ar čia gyvena gražiausios sodybos savininkai? Čia. Ar jūs nesušalsit? Aš noriu pakviesti į lauką, įteikti apdovanojimą ir pasveikinti būtinai, paspaust ranką. Gal apsirenkite, kad nesušaltumėt? O, kaip smagu matyti. Jaučiu tikrai didžiulę atsakomybę, didžiulę garbę nuo visos želdintojų komisijos atsakingos ir nuo LRT visos Lietuvos vardu įteikti apdovanojimą, kad tai yra gražiausia Lietuvos sodyba. Komisija vienbalsiai nubalsavo, nes jūs atitinkate absoliučiai viską. Tobulai ir santarvė su gamta, ir žiedų parinkimas, grožis visas. Kaip jūs visus išnaudojate kampelius, dauginat, siejat, aš labai džiaugiuosi viskuo. Ir džiaugiuosi įteikdamas tokį didžiulį prizą jums. Norėjom profesionalų įvertinimo, bet nesitikėjom, kad būsim taip jau daug įvertinti.
nu va taip ir su meile viską darant kažkas gražaus ir gaunasi. Ir labai džiaugiamės tokiu aukštu vertinimu, tikrai labai. Na, o čia daug praktiškesnis prizas, tai iš tikrųjų visa kombi sistema, akumuliatorinė, kur padės jums prižiūrėti sodą tą nuostabų. Įrankių daug, darbų atliksite labai daug. Ačiū labai, kad žiūrėjote. O man belieka palinkėti gerų ateinančių naujų metų. Svarbiausia, daug žiedų, gero derliaus ir puikios sveikatos jums ir jūsų sodui. Iki.